2010 metų ML 350 formatikas. Šiek tiek turi kapotą tokį jau nuo saulės turbūt nusvilusi. 105 tūkstančiai mylių. Parsiduoda draudimo kompanijos, lapkričio 28 aukcionas. 10 metai, kaip suprantat, yra šiokių tokių pažeidimų. Žinot, lapkričio 28 aukcionas. Bet jisai kūrėsi ir važiuoja. Turi tokį pilką, nešvarų saloną, kurį reikia daryti cheminį, išsivalyti visur. Vairas jau toks irgi matos nuo sukinėjimo pavargęs. Liukas, šviesas salonas. Jisai šiaip užsiveda, aukciono svetainėje yra užvesto variklio foto įdėta, bet čia matosi, kad yra takumas greičiausiai yra nusėdęs, tai šildomos sėdynės turi. Tokia darbinė mašina, žinai, bet geriausiai, kas yra apie ją, tai kaina pirkti dabar $2400 tik tai. 4 varomi, 3,5 variklis, galas visai tvarkingas čia. Jo, taip pat smulkus tokie papražymai labai nedideli. Gavęs yra per šoną. Bamperis atkibęs, sparnas, duris liestų šiek tiek čia. Ir gavęs per priekinės duris ir priekinį sparną. Kai kur lakas yra atsilupinėjęs. Nenorėkit, žinai, 10 metai, kaip bebūtų, žinai. Bet $2400 važiuoja, užsiveda kaip darbinė mašina, kodėlgi ne? Priekis visai normalus.